O, nice. Woo. Gera smegduobė. Juokas. Ką, sveiki kolektyvas, antra pavasario diena, bet pirmas pavasarinis raidas ir aišku proga išbandyti naujus pakojus ir mūsų galiniai padangai. Su manim važiuoja Tomas, galvau, kad pavyks įrašyti mūsų kardo komunikaciją, bet pasirodo, kad kardo įrašinėja tik tai tada, kai jis prisijungęs per tą kardo tinklą, o per Bluetooth'ą, kaip mes susijungę su Tomu, neveikia, tai dėja girdėsite tik mane. Tai va, tai nieko nelaukiam, šokam ant mocų, apšilsim ir judam. Kaip smagu. Blemba, atrodo, kad sukibimo mažiau negu su šipais. Priekiniai padangai, žinai, galas tai ten nelabai jaučiu kažką kitaip kol kas, bet... Nu ką, pirmi įspūdžiai su pakojais, tikrai atrodo, kad patogiau stoviu ant moco. Atrodys, aišku, keistai, nes labai nedaug yra pakeistas pastumti tie. O čia kažkokį varo ratuką. Matai, čia lekia tada kažkur ten į pievas. Gerai, žinosim, kur traselė. Čia kol jie važiuoja, tai galim nerėkti. Varom? Ok, tęsim apie pakojus. Tai nors pagal specifikacijas jie labai nedaug pastumti žemyn ir atgal. Tai 6, man atrodo, milimetrai žemyn ir 12 atgal. Bet tikrai jaučiasi, tikrai patogiau motociklas suspausiu kojam. Tikrai atrodo, kad patogiau stovi. Tai jo, geras pirkinys, ypač man tokiam ilgam. Oba! Ah! Smagu labai. Kol kas dėl mūsų pajus kažką yra sunku, nes vienas dalykas, tai prieš tai važiavau su šipais, kitas dalykas dar nelabai turbūt buvo progų pajausti tas minkštesnę padangą tą. Oho! Čia žiūrėk, kokios kasybos darbus pradėjo. Bet pala, ai va dabar čia, jo, čia turbūt, ar ne? Ne, bet čia kažkur palei mišką reik važiuoti, va šičia. Kur čia jau įsivėliai. Wow, matei, kaip praskridau. Ant galinio rato nusileidau.
čia va galima į dešinę. Nieko, biški priekis taip atrodė nušoko nuo... Neapsimoka veltis. Ok, nesivelkim į šitą. Gražiai nuslydai. Priekis nubėgo, ne? Jo, nuo tų slidžių lentų, tai už tai reikia, kaip per tokias varai, labai ant galo varyt, kad tas priekis labai lengvas būtų. Galima va tenai palei tą kraštą bandyti. Ten yra pradžioj kažkur vienas tas pervažiavimas, tai biški krenta, tai svorį atgal ir ant gaziuko. A, čia geriau. Gera smegduobė. Geras smėliukas. Nice, pirmas raidas, neblogas. Reikia išbandyti šitą įvažiavimą. Nelabai atrodo status, tik tai kad minkštas smėlis. Juokas, kai nieko. Nu, žiaurę saulę kalk. Kad turėčiau ką įdėti į kontentą. Pabandyk. Svarbu yra bandyti. Daugiau gazų. Nice, gerai čia. O, nice. Svarbu pakelt, kad bet kokios kliūties, jeigu yra kliūtis, reikia pakelt bent tiek, kad centras rato būtų virš kliūties. Tada jisai pervažiuoja. Drąsiau. O tu dabar su pirmu? Dar anksčiau, per vėlai. O, gerai, tik tai mažai gazo daveit. O, prašau.
O. Motas sustojo, aš nulėkiau. Nu ką, bandysim su Tomu apsikeist mocais. Prisiminsiu, kaip originalus pakojai jaučiasi. Iš karto jaučiasi, kad aukščiau stoviu. Ne taip, biški kažkaip. Nu, Tomo pirmi žodžiai, oho, kaip apsikabina kojas. Tai taip ir yra iš tikrųjų. Su šičia atrodo, kad stovi aukščiau, kojos taip gerai neapsikabina ir biški verčia ant priekio labai motociklą. O su mano pakojais atrodo, kad su tais naujais S3 atrodo, kad labai gerą poziciją atsistoji daug lengviau. Aišku, reikia vis tiek stengtis joje išbūt, bet daug patogiau. Jo, jaučiasi tikrai kitaip ir atrodo tiek nedaug tų milimetrų, bet skirtumas tai ženklus. Jo, dar vienas dalykas, kadangi stovi labiau lingavo, mažiau užvirtęs ant priekio, lengviau vienkė kyla. Kas patogu per kliūtis. Šiaip patogu ir važiuojant per smėlį, nes lengviau priekį laikyti aukštą virš birios dangos. Tomas sako, kad dabar atsisėdęs ant savo moco, kad atrodo, kad pasilipęs stovi. Ne. Nu ką, atvarėm pasimokinti vienetuką. Ei, nerk aikštelės geros. Aš tai tau siūlau, žinai, ką mokintis. Lengviausia, iš vietos. Vieną koją padedi, kita koja ant stabdžio. Gali net iš karto tik keli ir spaudi galinį stabdį, kad pasitreniruot. Ir sėdėk ant moco, nejudėk pats, atsisėsk labiau ant galvą, sėdi, jo, ir tik tai korpusu, žiūrėk. Aš va sėdžiu, mano šikna neslysta, aš va čia lenkiuosi. O, nice! Nice! Gražiai! Nu. Nice. Va taip, tokiais ir pabiški. Gerai. Pajausi sankabą, kur dirba, žinai, šitoj vietoj išmoksi. O.
Tu, žinai, nesiorientuok suspaus šakių, kad jie spaus. Tu tiesiog orientuokis į priekį pasilenkti ir viskas. Spaus negalvok, tik tai, kad kūną palenki į priekį ir tada atgal ir, žinai, atleidi. O, su stabdžiuku pagavau, jau ėjau per galą. Vis geriau, vis geriau. Sveiki. Sukat ratus. Čia toj traseliai, ne? Kaip čia eina? O čia jūs lendat į mišką, ar ne? Nes važiuojam vėl traselę. Pafilmuosiu Tomą, kaip važiuoja. Blemba, bet iš tikrųjų nelengva trasa. Čia mum tokiem pradedantiesam. Daug biraus smėlio. Wow. Šikną atgal kišk labiau. Karočią biškį supratau. Reikia duot gaziuko. Gale posūkio. Tada guldosi mocas ir pasisuka geriau. Aha. O, gerai pakabinai tą rastą. Čia, jo, aha. Dabar suk į 108. Wow. Bля. Jo. Biški. Susimėčiau ant moco. Tai varom čia biški per miškelius. Prieš galą mocus ištepti, kad būtų ką plaut. Per medį reikėjo. Vos nenusiverčiau, bet pervažiau. Net kojos nepadėjau. Nu, davai. Net nepagazavai.
Eik tu savo. Gerai nuslydai. Bet gerai taip dar prasisukai. O čia priekis savo nuslydo, ar kaip? Neužsigavai? Geras jausmas, kai ant posūkio biški duodi gazo, atrodo net priekis pakyla ant posūkio. Priekis bėda kaip pakilo. Nice. Nu ką, kolektyvas, baigiam dieną. Tikrai nuostabus orelis, džiugina pavasaris atėjęs. Tikiuosi vis daugiau ir daugiau tokių dienų bus galima lėkti ir be šitos puikios triukės, kurią man davė Kamoto pasinaudoti. O apibendrinant, pakojai tikrai žiauriai geri, labai patogu su jais važiuoti, labai džiaugiuosi įsigijęs. Dėl mūsų kol kas nieko labai pasakyti negaliu, gal dar ne visai tokios sąlygos, kad pajaustum skirtumus. Ir dar aišku, jisai visiškai naujas, tai šiek tiek kietesnis. Naudojant kurį laiką jisai turėtų dar suminkštėti ir padanga dar būtų šiek tiek minkštesnė. O jeigu jūs norite kažką įsigyti, ar tai būtų pakojai ar mūsas, užsukite į motoparts.store ir su kodu ADR, didžiosiomis raidėmis nepamirškite, gausite 20% nuolaidą įvairiom detalėm, aksesuaram ir panašiai. Ačiū, kad žiūrit. Jeigu patiko, būtinai paspauskit like ir žinoma, nepamirškit pasubscribinti. Iki.